Žmogus nebūtinai turi jausti simptomus, kad atvyktų išsitirti ultragarsiniam tyrimui. Jei pacientas yra vyresnio amžiaus, ar yra šeiminė onkologinė anamnezė ar kitų rizikos veiksnių, vertėtų pagalvoti apie ultragarsinį profilaktinį vidaus organų ištyrimą bent kartą metuose, kad galėtume detaliai įvertinti organų struktūrą bei galimus pakitimus juose. Vieno organo echoskopija gali būti tikslinga, kai pacientas atvyksta su konkrečiu nusiskundimu. Pavyzdžiui, pacientas jau žino, kad tulžies pūslėje turi akmenis ir įtaria, kad yra akmenų sukeltas tulžies pūslės uždegimas. Tokiu atveju galime atlikti tulžies pūslės echoskopiją ir echoskopiškai patvirtinti galimus pakitimus. Tačiau dažniausiai pacientai visgi atvyksta dėl nespecifinių simptomų, tokių kaip virškinimo sutrikimas, pilvo skausmai. Tokiu atveju vieno organo echoskopija dažniausiai yra per siauras tyrimas, kad galėtume tinkamai nustatyti nusiskundimų priežastį ir todėl tikslingiau būtų atlikti išplėstinį vidaus organų ištyrimą. Kalbant apie išplėstinę echoskopiją, yra vertinami šie organai: skydliaukė, periferiniai limfmazgiai, kepenys, kasa, blužnis, inkstai, šlapimo pūslė. Vyrams taip pat įvertiname prostatą, moterims taip pat atliekame krūtų echoskopiją. Tai yra minkštųjų audinių struktūros, kurios gana gerai vizualizuojamos ultragarsiniu tyrimu ir juose galime pamatyti pirmosius ligos požymius.